Gyvas pasakas. Labadiena visiems sekantiems gyvas pasakas, su jumis mama Skrybėlė, o šį kartą paskaitysiu pasaką apie žirafytės svajonę. Afrikos savanoje gyvena žirafytė, kuri gerokai skiriasi nuo kitų. Kai jos draugės ieško maisto ar linksminasi, žirafytė svajoja, skraidžioja, kaip sakoma, padebesiais. Žodžiu, šito ji labiausiai norėtų. Ji atiduotų viską, kad tik galėtų skraidyti. Žirafytė įsivaizduoja, kad pasiekia lapus nuo pačių medžių viršūnių. Iš viršaus žvelgia į gyvūnus ir glosto debesys. Vieną dieną žirafytė susiranda savo bičiulę papūgą Pablo, pasipuošusią įvairiaspalvėmis plunksnomis. Pablo, prašo ji, gal galėtų mane išmokyti skraidyti? Bet žirafos negali skraidyti, nusistebi Pablo. Na, jei jau nori, galim pamėginti, aišku. Taigi Pablo nuveda žirafytę į kalno viršūnę ir liepia šokti. Žirafa įsibėgėja ir skaičiuoja. 1, 2, 3, pirmyn! Bet ji nepakyla, o rieda. Sukasi, verčiasi per galvą iki pat kalno papėdės. Čia guli susižeidusi ir išsipurvinusi. Ai, vaitoja žirafytė. Juk aš tau sakiau, atsidūsta Pablo, žirafos negali skraidyti. Nutilk, sušunka žirafytė staiga pašokdama ant kojų. Aš noriu skraidyti ir man pasiseks. Man tik reikia sparnų. Ir man į galvą šovė puiki mintis. Žirafytė paprašo Pablo surinkti savo draugų papūgų plunksnų. Paskui plunksnas susega ir turi porą nuostabių, gražių margaspalvių sparnų. Abi draugės vėl kopia į kalną ir žirafytė pamėgina dar kartą. Valio, aš skrendu, sušunka ji. Bet jau po sekundės įkrinta ir rieda, sukasi, verčiasi per galvą ir taip iki kalno pačios. Oi, vėl verkia žirafytė, susilaužiau koją. Juk aš tau sakiau, atsidūsta Pablo. Žirafos negali skraidyti. Naime, parvesiu tave namo. Žirafytė nusiminusi, jos svajonė neišsipildė, o kai mama pamato dukrą, su sulaužyta koja ją išvis uždraudžia kada nors mėginti skraidyti. Bėgo metai ir žirafytė užaugo, tapo didelė ir dailią žirafa. Ji paklausė mamos, tačiau širdies kertelė išsaugojo savo svajonę. Vieną dieną, kramtydama nepaprastai skanius akacijos lapus, vėl apie ją pagalvojo. Štai, tarė savo žirafytė, aš ėdu lapus nuo pačių medžių viršūnių, kaip ir svajojau. Tada žirafa pažvelgė žemyn, prie savo kojų jį pamato beždžioniuką užsikorusi mamai ant nugaros. O truputį toliau banda hipopotamų. Visi traukia maudytis. Neįtikėtina, tarė savo žirafa. Žvelgiu visus gyvūnus iš aukštai, iš viršaus, taip kaip ir svajojau. Taigi jinai pakelia galvą, prieš ją stūkso kalnas. Ji taip ir nebuvo jį kopusi nuo tada, kai mėgino skraidyti. Besidaužančia širdimi žirafytė prieina prie kalno ir pradeda lipti. Pačioje viršūnėje užsimerkia ir pradeda skaičiuoti. 1, 2, 3, pirmyn! Bet šį kartą žirafytė nešoka žemyn. Ji palengva atsimerkia. Aš skrendu, nusistebi žirafytė savo ilgą kaklą iškėlusi tarp debesų. Visada žinojau, kad man pavyks. Dabar kasdien žirafa kopia į kalną, ištempia kaklą tarp debesų ir džiaugiasi savo svajone. Tik įgyvendinta kiek kitaip. Tiek buvo pasakos šį kartą. Ačiū visiems esantiems kartu su gyvos pasakos. Ir toliau prenumeruokite mūsų kanalą, komentuokite, laikinkite ir sekite mūsų profilį socialiniuose tinkluose. Ačiū ir iki kito karto. Gyvas pasakas.